sveikiname Vilniaus Žalgirį tapus Lietuvos čempionais. Kiekvienas titulas jis yra malonus, daug suteikia džiaugsmo, emocijų, todėl kiekvieną kartą, kai laimi trofėjų, yra malonumas. Gal parodė visiems skeptikam, kurie galvoja, kad mes vėl pasikartos tas pats scenarius ar kažkas panašaus. Šiandien tikrai rodėme savo žaidimu, kad esame verti čempionų titulo. Manau, ir visi žiūrovai matė, kad mes šiandien buvom tikrai stipresni ir manau, šis metas tikrai buvo verti tapti čempionus. Kelias buvo nelengvas, laimėti čempionatą nėra lengva, bet džiugu, kad mes tai padarėm. Praktiškai trečiam rate, gale ketvirtą ratą pradžioje buvo viskas aišku, kad mes būsim čempionais. Nieks net negalvojo kažko kito, kad gali kažkaip kitaip nutikti. Pavyzdžiui, kaip praeitais metais. Kažkaip buvom užtikrinti ir nieko kito neliko, kaip viską davesti iki galo. Šiandien tą padarė. Pasitikėjome savo jėgomis, nes, sakau, gal labiau žmonės netikėjo mumis. Buvo keletą jau net, sakau, skaičių ir komentarų ir nuomonių, kad jau viskas čia pasikartos kaip kitais metais. Šiandien labai puikiai rodėme savo žaidimu ir norų ir galėjome pelnyti ir tikrai mes jau esame verti tapti čempionais. Liko 4 rungtynės, motyvacijos. Na, nežinau, leisim, kas mažiau gal rungtyniauja. Reikia kuriems žaidėjams pailsėti, dar laukia labai svarbios rungtynės su Sūduva, turės ketvirtfinalyje. Na, žiūrėsim. Sakau, yra žaidėjai, kurie tikrai nori žaisti ir mūsų komandai tai nėra problema. Mes jau buvom nusiteikę šitiem čempionams, jau žinojom, kad mes būsimais, buvom užtikrinti, todėl tai buvo tik formalumas. O dabar kas belieka? Belieka gerai pašvęsti. Mintys, emocijos, žinai, vien tik teigiamos, žinai, čempionais kiekvieną dieną netampam, padarėm tikrai didelį darbą ir dabar pats laikas atėjo, kaip sakoma, atšvęsti ir tikrai emocijos vien teigiamos, vien tik pliusai, vien tik pozityvas. Titulai vienodai svarbus, abu iškovoti, įdėta daug darbo ir sakau, abu vienodai reikšmingi ir abu titulai tikrai suteikia daug džiaugsmo. Rezultatas tikrai čempioniškas ir padarėm viską, ką turėjom padaryti. Laimėjom, manau, pelnytai ir pasiekėm čempionų titulą. Nuo pat pirmos minutės buvom tikri, kad tikrai šiandien nugalėsim, nes net prieš rungtynės jau Rūbinėj matėsi, kad visų akis dega ir noras buvo didžiulis šiandien nugalėti ir pagaliau pabaigti tai viską, pasiimti tą taurę ir su aukštai pakelta galva išeiti po rungtynių į Rūbinę. Yeah, second time the champion from Lithuania, and of course it's a great
day for us, for the team, for me, for the club, and I suppose for the city too. The cup standing near me, it's the most important game. I hope that it was enough satisfied for the people who came, because it was not so hot today, but few interesting actions, few nice goals, so it was what the supporters expect in the stadium. It was necessary to keep the tension, to pay special attention regarding all games. So from this point of view, in my opinion, the A-Lyga was in this year more interesting than last time. Second time.